Sveiki metalo detektorių broliai ir seserys. Žiema už lango, šalta. Vaikščioti negalima, tiksliau galima, bet sudėtinga. Mačiau, yra keli veikėjai, kurie vaikšto ir dabar per užšalusius laukus. Ir vienas iš jų žinau, kad pamatys šitą mano video, tai respektas tau, bet aš negaliu taip vaikščioti su detektoriu ir su kastuvu daužyti žemę, kol atsikasiu kažką. Tai ką galima mes daryti, kurie sėdi kaip ir aš namie, laisvu laiku galim darytis namų darbus. Tai dabar parodysiu pavyzdį jums. Kaip pavyzdys, kaimas Cimoniūnce, šiaip tai Cimoniūnai vadinasi. Tai kodėl labai svarbu turėti kelius žemėlapius. Šitas, tai man atrodo, 1920 žemėlapis. Dėl to, kad dažnai būdavo, kad seni kaimai pakeisdavo savo lokaciją. Dėl ko, tai ten turbūt daug niuansų gali būti, galbūt gaisrai, galbūt dar kažkas, nežinau. Bet tikrai būna atveju, kada kaimai pakeičia lokaciją. Tai kaip pavyzdys. Čia Cimoniūnai, čia eina kelias senas, matote, senas kelias eina. Dabar žiūrėkit, jisai šito kelio pietiniai pusėje. Dabar pažiūrėjom ant kito seno žemėlapio. Čia tas pats kelias eina. Aš rodau jau, čia aš įsidėvęs ir taip toliau. Tai žinau, va čia tas pats kelias. Ir kaimietas tie patys Cimoniūnce. Ir kaimas yra čia. O ant to 1920 čia kaimas. O čia 18 pradžia, čia kaimas čia. Tai reiškia, kad jisai buvo kaimas čia, turbūt ar sudegė, ar kažkas atsitiko. Ir po ten kažkiek metų jį perkelė į šitą pusę kelio. Kodėl, nežinau, bet tai būna ir ne vieną kartą esu pastebėjęs ir ne vieną vietą suradęs. Tai mano rekomendacija, bičiuliai, būtinai darykitės namų darbus ir parsisiųskit kelių rūšių senų žemėlapius. Nes net, kaip pavyzdys, tie patys cariniai žemėlapiai gali rodyti jums atskiras trobas, atskiras namus. Galbūt ten bus 1850 ir matysi ten 3 trobas, 3 namus, o ten 1880, tarkim, ten 80, dar po 30 metų tų trobų bus ten daugiau arba jos bus kitoj vietoj. Tai labai svarbu turėti ten daugiau tų, kaip sakau, paveiksliukų, pagal kuriuos gali daryti namų darbus. Tai chebra, dirbam, ruošimės naujam sezonui, ieškom totorių paslėpto puodo su auksiniais kardais ir auksiniam karūnom. Kažkur vis tiek mūsų mylimoji Lietuvos žemelėje tikrai turi būti dar ne vienas paslėptas lobis. Tai, o jeigu nori daugiau kažkokių įdomių, nežinau, tipsų, patarimų, Contribui, yra paskyroj, pas mane prašėme, prisijungkit ir ten galėsit pasižiūrėti, pasimokinti daugiau įdomybių ir mano sukaupta patirtim patarimų. Tai Contribui, paprašėme, porą euriukų ir ten informacijos jau mano nemažai jau sukelta. Tai ką, sėkmės, nei aukso, nei sidabro.